Šiandien žiniose. Žemės mokestį iki nustatyto termino sumokėjo apie 70% mokesčių mokėtojų. Panevėžyje bus steigiamas metodinis centras. Minima Europos sveikos mitybos diena. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad žemės savininkai beveik 400 tūkstančių gyventojų ir bendrovių į savivaldybių biudžetus iki nustatyto termino, tai yra lapkričio 2 dienos, sumokėjo apie 39 milijonus litų žemės mokesčio. Dar apie 150 tūkstančių žemės mokesčio mokėtojų turi sumokėti apie 14 milijonų litų. Panevėžio apskrityje virš 48 tūkstančių mokesčių mokėtojų sumokėjo 5,1 milijoną litų. Bet dar tokia prievolė liko 15 tūkstančių mokesčių mokėtojų, kuriem reikėtų dar sumokėti 1,4 milijonus litų. Gyventojai raginami nedelsti ir sumokėti jiems nustatytą žemės mokesčio sumą. Antrai, pasibaigus mokesčio mokėjimo terminai už nesumokėtą arba pavėluotai sumokamą mokestį yra skaičiuojami mokesčio administravimo įstatymų nustatyti delspinigiai 0,03% už kiekvieną pavėluotą dieną nuo mokėtinos sumos. Žemės mokesčių mokėtojai, kurie turi finansinių sunkumų, mokesčių inspekcija sudaro ir sudarys tokias galimybės atidėti tą žemės mokesčių mokėjimą, išdėstyti dalimis. Tokiu atveju reikia kreiptis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją su prašymu, išdėstant motyvus ir bus priimamas atitinkamas sprendimas. Pernai Panevėžio apskrityje iš viso buvo sumokėta 6,7 milijono litų žemės mokesčio. Panevėžio miesto savivaldybėje vykusiame investicijų projekto atrankos grupės posėdyje aptartas sprendimas Panevėžio mieste steigti metodinį centrą, kuris ugdys ir teiks pagalbą vaikams turintiems kompleksinių sutrikimų. Švietimo ir mokslo ministerija numato įgyvendinti projektą specialių mokyklų pertvarka metodinių centrų steigimas. Šio projekto tikslas yra gerinti specialiojo ugdymo paslaugų prieinamumą ir kokybę, tai yra steigti metodinius centrus. Numatyta skirtingose Lietuvos regionuose įsteigti 5 metodinius centrus, kurie specializuotųsi ugdyti skirtingus sutrikimus turinčius mokinius. Tai numatyta 2 centrai autizmo sutrikimo sindromą turintiems mokiniams, 2 centrai elgesio ir emocijų turintiems mokiniams bei 1 centras kompleksinių sutrikimų turintiems mokiniams. Pagrindinė projekto idėja yra centruose ugdyti mokinius pagal pradinio, pagrindinio specialiojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, taip pat konsultuoti iki mokyklinio ugdymo, bendro lavinimo mokyklų, profesinių mokyklų mokytojus, specialių poreikių mokinių ugdymo klausimais. Toks metodinis centras Panevėžyje būtų steigiamas specialiojoje mokykloje, kadangi ši mokykla turi didelės patirties. Įstaigos mokyklos mokytojai ir specialistai teikia kvalifikuotą pagalbą specialiojo ugdymo klausimais bendrojo lavinimo mokyklų, socialinių bei neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogams, teikia kvalifikacijos tobulinimo programas pedagogų švietimo centrams bei organizuoja seminarus pagal akredituotas programas. Panevėžio miesto savivaldybė tokiu metodiniu centru regione siūlo tapti Panevėžio miesto specialiai mokyklai ir specializuotis kompleksinių sutrikimų turinčių mokinių ugdyme. Ši mokykla turi daug aukštos kvalifikacijos specialistų, turėtų galimybę pati vykti pagal poreikius į kitas regiono mokyklas, kuri neturi pakankamai specialistų, konsultuoti vietoje mokytojus. Turi gerą materialinę bazę. Taip pat mokykla turi galimybę apgyvendinti ilgalaikiams stažuotėms kitų mokyklų mokytojus. Specialiojoje mokykloje steigiamam centrui būtų skiriamas 1 milijono litų finansavimas. Lapkričio 8 Europoje yra paskelbta sveikos mitybos diena. Šią dieną Europos šalyse visuomenė skatinama maitinti sveikai. Tačiau, kaip pastebi dietologai, valgymo įpročiai tiek mūsų šalyje, tiek kitose valstybėse tik blogėja. Jeigu kalbant apie Europos sveikos mitybos dieną, tai ar tai būtų Lietuva, ar tai būtų Europa, mes žygiuojame į blogąją pusę. Ta prasme, kad
nemažėja sergamumas lygomis, kurių viena iš pagrindinių priežasčių yra mityba. Nemažėja nutukusių žmonių, jų skaičius auga sergančių cukralige, auga sergančių širdies kraujagyslių sistemos lygomis ir kaip nebūtų gaila, auga skaičius ir nutukusių vaikų. Jeigu dar prieš 3-5 metus mes galėjome džiaugtis, kad Europoje turime mažiausią skaičių nutukusių vaikų, tai šitų paskutinių metų bėgyje mes praktiškai pasivijome Europą. Ir tai greičiausiai negalime kaltinti tiesiogiai pačių vaikų, ar tai, sakykime, mamų, o gyvenimo būdą, kuris atkeliauja iš Europos. Tai yra maisto produktus, kurie atkeliauja iš Europos. Tačiau dietologė priduria, kad suversti visą kaltę maistui ar gyvenimo būdui taip pat negalima, nes žmogus turi mokėti atsirinkti, kas tinkama, o kas ne. Be to, didesnę atsakomybę turėtų prisiimti ir patys gydytojai. Gydytojai taip pat galėtų nešti didesnę atsakomybę dėl savo pacientų mitybos, tai yra nors dažniau paklausti, ar dažniau pasverti tuos pacientus ir ypatingai tokios ligos kaip cukraligė, kaip aukšto kraujospūdžio liga arba ta pati koronarinė širdies liga, kurios labai glaudžiai siejasi su žmogaus mityba. Netgi tas kūno masės indekso įvertinimas yra paskutinėje vietoje, ne visą laiką žmogus pasveriamas, ar jisai žino savo kūno masės indeksą. Labai sparčiai plinta metabolinis sindromas, tai yra vienas iš tokių žymenų, tai yra liemens, juosmens apimties matavimas, kad mes puikiai turėtume kiekvieną žinoti, koks turi būti mūsų juosmens, kokia apimtis ir pacientų skatinti, kad jie siektų tokios. Bet tai nėra priimta nei gydytojų tarpe daryti ir juolab jokios atsakomybės neneša pats pacientas. Gydytoja dietologė pripažįsta, kad didžiausia rūpestį kelia vaikų maitinimosi įpročiai, nes jau dabar pilna paauglių, kurie serga cukralige, turi aukštą kraujospūdį, o tuo dažniausiai skundžiasi pagyvenę, pensinio amžiaus sulaukę žmonės. Kad tokių lėtinių nepagydomų ligų būtų išvengta, atsakomybę turėtų prisimti tėvai, kadangi jie įskiepija kasdienio valgymo įpročius. Panevėžyje gyvenantis kunigas Petras Kuzmickas vakar atšventė savo 100 metų jubiliejų. Padėkojęs už sveikinimus ir gėlės, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros altarista monsinjoras Petras Kuzmickas negailėjo gerų žodžių moteriškos lyties atstovėms ir tikino, kad tik moterys gali tinkamai valdyti šalį. Gerbiamosios moterys, jūs Lietuvoje sudarote 55 nuošimčius gyventojų. Jūsų šeimose vaikai. Moteris mokyklose daugiausia esat mokytojos. Jūs galite mūsų tautos gyvenimą, kurį dabar mūsų Seima yra pakrikusi, pakreipti tautinę krikščionišką prasme. Artimiausi savivaldybių rinkimai, bus Seimo rinkimai, visos, būtinai visos moterys eikite ir net nepagalintis paeiti nuveskite rinkimus, kad išrinktume būsimų mūsų Lietuvos gyvenimą tautiniai krikščioniškai susipratusius žmonės. Jei šito nepadarysite, mūsų tauta būsite besapratė. Beje, šie metai kunigui Petrui Kuzmickui ypatingi ne tik dėl tokio įspūdingo jubiliejaus, bet ir dėl to, kad šiemet sukako 75 jo kunigystės metai. Nesu gyvenime matęs tokios iškilmės. Jubiliatas kunigas Petras, monsinjoras, apsuptas vainikais, įžengė štai į katedros presbiterį. Per visą bažnyčios ilgį vainikai. Jo klausykla apvainikuota šiandien. Jo kėdė, kurioje sėdė šalia manęs, irgi apvainikuota. Švenčia net dviejas iškilmes. Nė vienas Lietuvoje, gal ir pasaulyje kunigas taip nešventė tokio kunigystės jubiliejaus, kaip jis šventė. Birželio mėnesį, deimantinė kunigystė, 75 metai kaip pašventintas. Tikrai aš sakau, kad ne vienas Lietuvos kunigas taip nešventė ir nešves.